elektroninis. Net ne elektroninis. Prasideda mūsų kelionė į kur? Į Lenkiją, Vroclavo miestą. Važiuosim į ultra reisą. Tam 5 metų. Jo, kažkas iš didesnių renginių Europai. Didžiausias. Tai šaunam pilną baką kokybiškiausio kūro. Nežinau, kokia čia degalinė. Ir bandysim nusigauti su vienu baku, spėju. Tai mes ir grįšim dar su to pačiu. Įveikėm, kiek dabar mes įveikėm? Kokį 200 km. Dabar jau Marijampolėje prie Lenkijos sienos. Važiavom biškį. Ja, visas nelegalias medžiagas susislėpt į trusus prieš važiuojant per pasienį. Ja. Liko nei daug, nei mažai kiek. Dafiga. 600 km, kažkas tokio. Mes net dar nesam rezervavę viešbučio, tai galimai miegosim mašinoj. Ir būsim rytoj su va tokiom nuotaikom, va tokiom. Stabdžiai nešyla, vadinasi, niekur neklinėje. Na, galvojau, mašinai pristačia liniją atsispėti. Gerai. Varam į šitą puikią degalinę Gardžios kavytės. Kažkas į tualetą aš. Ir toliau į kelią. Stebina Lenkija. Štai taip pasitinka lietuvius važiuojančius į ultreis. Geras baigis. Stribicelis skrendam ir mes. Magnakas to užsidarys. Važiuoju pilnam komfortą, skustis negaliu. Erikas irgi dar nepavargo, bet kadangi mes esam protinguoliai ir nusprendėm tik šiandien bukintis kažkokį tai viešbutį. Kokios yra toks variantas? Pakeliu ir dar neužimtas. Ir dar keli variantai. Jau užbukinam, bet laukiam patvirtinimo, o dabar jau yra kiek valandų? Jų laiku 8, po 8. Jau po 8. Jau po 9. Tai Lenkijai po 8 vakaro tikimės, kad mums patvirtins rezervaciją ir gal nemiegosim mašinai. Field stop, Polish food. Šiaip tas pats maistas, tik pasirinkimo žymiai daugiau makė. Jo, tai valgysim dabar maestro burgerį, nors ir Lietuvoje yra. Bet jis toks biškiai seilės bėga net. Gerai, pusę kelio nuvažiavom, liko 200 km kažkas tokio. Kažkas apie 200. Iki Vroclavo, dabar mes šiandien nusprendėm į Laską užvažiuoti, pernakvoti, nes ten nebėra vietų daugiau, nei viešbučių, nei būtų. Tai galvom sutaupysim porą kapeikų. Geriau nupirksim kokį drift taksi prasivažiuoti, jeigu sumokėsim už viešbutį. O dabar eina pažiūrėsim, ką furistą veikia. Čia langai atsidaryti, tai gal nieko rimto. Mum kšiais nekelia ragelio. Atvažiavom prie kokią pivnicą ten parašyta, žinau, gal. Čia sako, Tupulova, sako pusė namo, bet tai kad čia ne pusė, čia visas namas. Sala polova, aš nesuprantu. Ir ten pivnica, tipo alus. Žinau, mes pinigai sumokėti kšiais, ką miega turbūt jau, aš nesuprantu. Miegosi mašinai ir šaibas išmeta. Nu gerai. Aš nežinau, ką daryti. Tai pabandom, jisai sako skambinti, gal čia atsidarys, jeigu paskambinsim. Ai, realiai, nes su adresu nėra galimybės susisiekti. Tu galvoji, tokį ilgą kodas namo? Nu. Čia šitas namas? Nu bandom. 11. Bet čia Tupulovo 1. Nu, čia Tupulovo 1. O mums reikia Jodlovo 11G. Lik kokie durnėliai, kodėl jie negali adresų ant kampo uždėti namų? Ne, galime. Tas jas papusę namą. O, blemba, kur mes dabar eisim? Gineisim per žolę. Eisim per žolę. Įdomiai, čia žolę pjaunu, žiūrėk, čia nupjovai, ten nenupjovai. Aš jau turiu, ką noriu. Tai einam Tupulovo drugą. Kšiais. Prašom, gal galima kažkaip užeiti namo, aš nežinau. Kšištofas, padnėmiai.
Koks vėliau? Kada vėliau jau beveik 12 nakties mes norim mėgoti. Žiūrėk, ten į Topulovo draugą Liemą. Nu, Bet tai čia ulica Topulovo. Klausyk, mes ne tai ten. kaip navigacija atvedė čia tavo? 11G turėjo būti. Tai junk šitą, kaip jis vadinasi. Patavo. Google Maps arba bent jau Chrome Google Maps. Chrome Google'as. Tai aš jau nesąmonę šneku. Bounce. Žiūrėk. Mes čia, blemba. Ten. Nu, dabar einam. Tai važiavam su mašina ar prasėsim? Davai prasėsim. Jo, šiaip galim prasidėti. Pažiūrėsim. Bet tai kad vis tiek jis netidaro mums. Nu, nekeli. Mes bandysim kažkaiską iš namų ištraukti. Kažkaiską taip žmonės taip nedaro. Pas mus Lietuvoje taip nepriimta. Kur svetingumas Lenkų. Kad jie nelabai svetingi užsieniečiams. Nu tu dobře, aš mažai не užsienietis. O jie moga ir po jam po-polski, paėsnis kšys. Foto za sprava, a tai kaip suka man. Tai kamerą išjungiu ir radom tą namą, kur mes turim būt. Tai, ką tu čia darai? Žiauriai svetingai sutiko mus. Aš šiaip normaliai per kamerą matosi apšvietimus. Žinau, man atrodo, jo. Gerai, viską, ne? Labai svetingai sutiko pagyvenus amžiaus moteriškė mes su Eriku. Pasakė, kad mes durneliai. Mašiną galim priparkuoti prie pat namo. Tai dabar varom perparkuosim bolidą prie namo, susinešim daiktus ir bandysim surasti parduotuvė, kuri dirba visą parą. Taip, nes mes norime nusipirkti kokį nors pieninių kokteilių ar dar kažko, vis tiek į Lenkiją atvažiavom, žinai. Nėra? A kodėl nėra? Tas saugiklis išpušė. Visam name ir mes dabar neturim kaip pasikrauti telefoną, kameros, nieko neturim kaip pasikrauti, esame pavargę, norime eiti išsipraust, sakė irgi negalima. Boileris giliai veikia be elektros. Jo, tai žodžiu, Tiksliau nešildo. spėjom nusipirkti tik tai pieninių kokteilių. Ir ką, aš nežinau, ką nusipirkti. Nu, taip pat. Tik be garso, nes čia dar vaikšto. Pažys. Ne, be garso. Tai iki ryto chebra. Paryčiai palikom savo prabangius apartamentus Lasko mieste. Jau praktiškai atvykom į Vroclavą. Ten net nesimato. GTI Golfas nusprendė su mumis biškį pasitampyti, tai teko parodyti lietuviškos Eifkės bairius. Tai jau metam greitį. Truputį architektūros. Įdomu, kaip naktį atrodo. Nečekis čia buvo dabar. Tiesiog kūras pasibaigė. Jau privažiavom areną. Jau matosi veiksmas vyksta, kol kas negirdim garsių išmetimų. Matomos mašinas, kai kurios jau dailios iš čianais. Bet dabar bandysim prasibrauti kažkaip tai į vidų gal. Pamatys lietuvišką lypą ant bamperio, tai sakys, o, sida. Jo, Tutai. mes labai naivus žmonės ir galvojam, kad prisiparkuosim po pačią areną. Tu bandito. Tu ieškok vietos, blemba. Ieškok vietos. Gerulis, bet nesimato, biškį blykstė išjungta. Randamės
prie pat Tarčinskio arenos parkinge. Jau matosi egzemplioriai kažkokie įdomesni. Čia O, Markas! Ir Silvija! Čia vien tik priparkuotas mašinas, jau bairis. Bambiškiausias BMW. Slyva. Čia įdomu, galima važiuoti? Čia žinau. Parkomat Pay Station, viskas, ką žinau šiam momentui. Bet ten stovi mašinas, dabar mes važiuojam ten. Kaip tu domai? Gal, gerai, važiuojam, gal ten bus. Žiūrėjau, koks pitakas. Abudu pitakas. Ai, skanu. Žiūrėk, čia ir Latvijų tokį Aš jau matau marką? Taip. O, E-klasė. Bairiukas. Ir mes čia dar tik parkinge. Parkingas kainavo mums iki dienos galo 100 zlotų. Tai čia 4,20 €? Ne. Jo? Ar ne? Ne. 4 zlotai 1 euras. Čia mums kainavo 23 eurus. Ir šiam 2 centus. Čia kas 1 euras yra 4 zlotų. Matematikas. Tave leido, mane tai nenorėjo įleisti. Nors aš mokėjau, siluetus. Kaip čia bus vaizdu. Pirmi vaizdai užėjus. Man ir istoriukų reikia įsimėti. Čia žodžiu, kur neatsisuksi, ten kosmosas. Aišku, mane asmeniškai domina labiausiai šitas kosmosas. Realiai važiavom tik dėl šitos mašinos. Žodžiu, labai daug dabar reikės apaiti ir labai daug ką apžiūrėti. Netgi šitą sakė traukia, kad suprasti. Čia šitas. Turim žiūrovą mažą sėdį. 80 audelę. Vulfutis. Eik, tu seni. Šis tiesiog yra kosmosas. Aš net nežinau, ko nefilmuoti. Yra kažkas, ko galim nefilmuoti. Pažiūrėk. Matom krautuvėlę. Galima nueiti į simuliatorius. Biškį pavairuoti. Gal ir tam dabar Sima. Nežinau. Čia kažkas rimto japoniško. Gulf Blue spalvos poršiukas. Ai. Čia jeigu... Mes tai matom. O kamerai matosi negražus perėjimas Kerzauke. Seniai. Tu juokauji čia šiek tiek dar kiek. Mes taip mašinų nedažom. Ai, Porsches. Ir tokios klaidos. Čia tiesiog be perstojo galima filmuoti. Nenutrunkamą kadrą. Tiesiog laivą reikia jungti ir viskas, kad pamatytų, ką praranda žmonės. Bam, paukutė. Šiuo atveju Audi nėra chujova mašina. Ai. Gerai. Dabar prieisim prie kažko įdomesnio.
Erika, aš matau chuliganą. O, Silvija. Silvija, ta tobuloji Silvija. Tokia graži panelė, aš negaliu. Čia tai mordaška. Ai. O, senolis pitakėlis. Taip šauniai padalinamos vizitinės. Turim karboną, keramiką, stabdžius. Atpaję. Čia aš spėjau po kapoto bus taip pat biškai prikurta. Truputį kadro prie šito grožio. Čia Midnight Purple spalva bus padaryta. Karboninis kapotas. Supra visam gražūna, žodžiu. Mielas snukutis. Baisu pagalvoti, kas po kapotu ten pasie pridaryta. Turim 370. O vėl senukas mažiukas. Gražutė trakutė. O, gerai. Šitas tipo laineris sveriantis daug. Šiaip didžiulė mašina gyvai, ne? Kažką truputį lenktyninę turim. Čia ne Fordas bus? Jo, Lemeino legenda. Tik ne šitas. Nu čia darytas ant tos bazės. Tas tikras muziejetikas. Pam. Aš labai noriu Etram 4 dar surast kažkur. Čia įdėta darba. Kartingas. Kosmosas. Gerai, einam pagal laikrodžio rodiklę ar prieš laikrodžio rodiklę? Tam net išgyti visi tą mano. Kaip išgyti visi tą mazdą padaryti. Down, let's go. Turim ir mažų egzempliorių. Kuršiuko radnaikiai, viskas clean. Nu va, galvojom, mes atvažiavom su Epke. Ne, mes buvom pastatę 124 į Amtralo. Jo, Juokauju. patekom. Ne feiso kapotas. Jo, kame visas bajeris, tai 104, kurį dažėm, yra irgi su ANG apdailom, čia irgi yra ANG apdailos. Tai mes žiūrėjom, kaip geriau šižiūrėt nesueina. Jo, va čia matom, kad negražiai padaryta. Tai štai vietoje mes biškį pasitempėm. Spalva yra lygiai ta pati. Bet jie dviejų atspalvių dar, čia kėbulas vienos spalvos, apdaila kitos. Ne atspalvis, o matinis lakas uždėtas. Tai kam bajeris? Ne, mes nedėsim matinio lako. Ne, viskas gražiai atrodo. Jo. Nereikia tų dviejų spalvų. Onyx grau spalva. Salonas labai gerai. Mersiukas dažytas taip pat, kaip ir mes nudažėm. Tik aišku, čia Beluga varomas jis yra. Ikriukai, barzdaskutė, viskas čia. Ai, veidrodėlis, tai jo, kokainai.
Žiūrėk, portretas Stalino. Žiūrėk, kaip sėdynės reguliuojamas. Stalino portretas. Ai, ką. Bairiukas. Tai... Aišku, tik žiūrėk, čia yra tų uždėtas. Brabasas. Ražyti. Bet pas mus Simonai blokai nesimatys, tai... Jo. Dilema dėl medinio vairo, tai aš manau, aš už medinį vairą. Čia aišku jis perdarytas, man atrodo. Žinok, labiau ieškosiu AMG vairą. Persiu to kokio ir kažkaip geriau žiūrisi. Jam netinka, Pitakui gal, šitam ne. Aš pamačiau dabar gyvai ir nusprendžiau, kad jo, darysim AMG. Ką ta spalva? Kokia spalva? Gerai, spalva. Kitais metais dažysim juodai. Na ir daug kas kritikuoja tai, kaip jisai padaro, kad nekokybiškai ir kažkas, bet aš žiūriu, tai... Kad nėra prie ko, aš irgi pasilinkiau pažiūrėti. Nėra prie ko prisiknist labai, žinokit. Įdomu, šitas irgi priklijuotas. Nežinau, pabandyk patapyti. Labai panašu. Labai klipskiriu. Ai, gerai. Gerai, reikia konstacijos ar ne? Įsivaizduotumėt, tai čia gali nufilmuoti maždaug tokiam lygiui. Sėdynė yra maždaug. Pradedam nuo Volkswageno farų ir pirmo Veyrono. Keliaujam prie šito gražumo. Aš tiesiog šokę. Serija Bugačių. Kosmosas yra. Dar 124. Jau. Nemažai 124 mersų, netgi 4. Bet mes Pitakoje atram 4, nei vieno dar nematėm. Jo, dar ne. Būtų visai bairis, jeigu kažkur dabar netyčia pamatytume šviežiai žaliai nudažytą Mantusą Pitaką. Tai gal rasim? Nežinau. Reikia gal net parašyti. gal ir priimti. Nes realiai atsižvelgus į tas mašinas, kurias jau matėm, tai manau Mantusas tikrai čia turėtų ką parodyti. Pažiūrėk čia. Čia visur žiūrėk. Einam ten. Ok. Tikrai geriau nudažys negu tas Porsche'as, kur žiūrėjau. Man įdomu, ar įliptumėmės. Jokin su tokiu atmostatikai čia. 700 km. Daugiau? Bajeriukas. Ten Salesas? Ne, tengiai. Kiek ne kiek, bet esame ir JDM fanai. Čia palauk. Bosuzuku. Šitas stilius vadinas. Jo, tai prieisiu. Sako, japoniškas mašinas iki gyjiškumo nedavesi. Kaip tu sakei? Sakau, japoniškų mašinų iki gyjiškumo nedavesi. Jos daryk rožinės, geltonas, vidras. Labai skaudžiai mums. Kam daryti tokį ilgą išmetimą, seniai? Kaip sklipau, blė. Tokį bum. Čia dailininkas.
Matęs? Bet tai dailiai atrodo. Čia jos gal užsidaro, tai čia. Ir kai aš jau girdžiu, kaip pašaudo išmetimas pas drifterius. Ten ne drifterai, ten iš ten yra. O šitą spalvą tikrai gražiai. Ai, čia gal perakinis. Jo, perakinis. Ir va, toks, tiesiog. Biški prisiknist norėčiau, žinai. O, čia va toks va momentas. Čia va sušiaušti negražiai. Nu šitas jau gražiau užklijavo. Nardi Grey spalvos. Šeštas. Carbon fiber? Carbon fiber. Rest carbon, Kai jisai juodėsi? Taigi tiesiog emocijų bambas. Čia, man atrodo, nežinau, sutiksi, čia nėra labiau BMW už šitą BMW. Tipo. Galėtų šitas ir nurodyti savininkas, bet. Bairis. O šitas geras. Fire Lady. Atsiprašau, bet kas ten per BMW? Kas čia tokį? Aš labai atsiprašau, aš ne BMW fanas, nes aš nesuprantu, kas čia per mašina. Čia Z-kė, kur nusileidžia durys, taip. Čia yra Z-kė, kur nusileidžia langas ir vėliau nusileidžia durys. Juokauju. Yra kosmosas. Tiesiog visas salonas odoj, netgi kur kilimas, dedasi viskas odoj. Turim lopšius iš karbono. Ir bronzinė šokoladinė BMW spalva su praviru kapotu. Krabas, tu labai. Krabas. Jo, krabinė plytė. Pažiūrėk. Frank 27 engine. Geras. Jau yra matoma, kad vyksta drift pasirodymas, į kurį aktyviai bandom papulti iš arčiau pažiūrėti. Labai daug žmonių stovi prie atitvarų. Taip pat labai garsi muzika, dėl to manęs praktiškai nesigirdės spėju. Jau ore stovi padangų kvapas. Mes ir vėl be mikrofonų. Jo, mes ir vėl be mikrofonų. Sorry, Hebra, taip jau gaunas. Pabandysim bent iš arti perduot, kas ten vyksta. Ten jaučiu labai geras vaizdas. Retesnis dalykas. Ai, kad atgal nemaisis, kad nemanapšė. Nusileidom į apačią. Čia netoliese yra drift automobilių bitai. Čia, aš kaip suprantu, nemaža dalis dalyvauja drifte, kuris yra už atitvarų.
Nusipirkom ledų, nes vienintelis išsigelbėjimas. Žiauriai muša karštis. Tai... Nusileidom į apačią. Čia matom labai daug palapinių. Čia yra automobilių atstovai, daug prekyviečių, sakykime, pavadinkim, kioskų, visokių žinomų vardų, gamintojų ir taip toliau. Viršuje yra kažkur pamečiau lokaciją Night Ride Palais, palapinės, daugam žinomi, mums tikrai žinomi veikėjai. Viršuje? Jo, viršuje. Dabar einam link Drift Pitų. Šiaip pasižiūrėsim gal kažkokių suvenyrų dar. Ir tuoj persikelsim prie drifto. Have one. Use it, please. It's so hot, the sun is out. We have 25 to 1000 degrees over here, so Įdomesnis use the sun, sprendimas. please. Drink water. Čia yra iš Stay hydrated. polikarbonato plastiko padaryti ratlankiai. That somebody. Aišku, automobilio gets svoris out, yra labai palengvintas. So, if Todėl somebody nesudėtingai has already išlaiko. has to do a Manau, važiuot gal su tokiais nesigautų, bet vaizdas geras. mouth to mouth. Bet gal ten grūdintas koks stiklas? White sugar. Gražiai padarytas automobilis. Juoda maikė, pulkepas, čiaudulys. Visą tai apie šitą BMW. Praėjo 3 valandos, kaip mes renginyje. Didžiąją dalį apžiūrėjom. Su savo galimybėm nepatekom į drifto pitus. Čia matomai kažkokie apdovanojimai vyks. Pristatė 190 retro modą, bet kur Dubajui darys tas mašinas. Ten Jo. šiais metais 100 egzempliorių. Žiauriai panašus, bet nesitas. Jo, panašiai 190 kėbulą. Jo. Retro modą įmesim, kaip jinai turėtų atrodyti. Bet Čia va irgi debesėlis. jo, irgi mašina dėjo debesėliuose. Bet gražu, gražu. Labai daug visko, labai gražu. Gražiausias subinytas Lenkijai. Ajajai. Na gerai, galiu paklausti, koks čia automobilis, bet čia atsakysi, ne? Čia BMW. Čia BMW. Čia Kompakt. hatchbackas BMW. Čia e-tram kompakt. E-tram kompakt. Gražiai spalva. Čia įdomiai. Aš nežinau, čia kažkoks Golfas su BMW priekiu. Arba čia... Čia tikrai Volkswagenas. Jo, Volkswagenas su BMW senuko priekiu. Keiskidakas gerai išdirbtas. Žiauriai gražiai padaryta. Fainai. Judant toliau, buvo pastebėtas e-tram 4. Carbon fiber? Carbon Carbon fiber. fiber. Carbon fiber. And e-tram 4. Aš tokio bagažinio savyginą laikysiu. Kilimėlį tą tokį. Airlift. No. What fuck? What is that? Oh no. Kringė. Kringė. Ok. Judam link mašinos atsigert. Baisiai karštis muša.
Baisiai, galvas skaudės, nes baisiai tai turiu omeny labai baisiai karštis mušė. Gerai, kol mes ėjom kelių valandų ratus. Wow. O, ir neištrauksi, geras. Geras, labai geras fitmentas. Ką mes turim čia? Dar vienas pitakėlis. Įtariu, kad čia Porsche Racing Green spalva. avižinės toks, žinai. Jo, avižėlis. Gražu. Nesilažinsi gražu. Turim bambiškiausią bambą su aikštu šiek, su kokio dydžio turbo. Tokia. Čia iš ko, iš fūros ar iš traukinio ištraukti? Galva man galėtų automatiškai. Sekventinė dėžė. Wow. Mašinas gražiai. Ir laikiklis šotukams. Laikiklis šotukams. O, čia štukas. O va, Emilijus, kodėl tu ne prie savo mašinos? Gražiai padaryta. Gerai, buvo daug skeptikų, kad ką, tenai suvirintas keturis, kol nusidažysi, kol tą kitą padarysi. Prašau. Atvažiavau su CLS į Ultracer. Aišku, nedavė pastatyti artylapą įėjimo ar kažkas, bet nieko tokio, pirmi metai renginyje. Kitais metais, jo, iš baltos spalvos nudažiau visgi į sidabrinę. Kitais metais gal kokią candy spalvą nusidažysiu. Eriko mašina ten daugiau dėmesio susilaukė, 124, mano biškį mažiau. Lietuvoje bananai labiau gal populiarūs. Bet nieko, tobulėjam tik į priekį. Tu mašinų netilpsiu. Tai su geras. Turim Rolsiuką, Kulinan. Mensori. Kas čia gero? Matau purviną panelę tenais. Žinok, tavo nuomonė neįdomi. Jo. Mensori. Čia pinigų. Geras. Gaila, bamperis visas nudaužytas. Bet Mensoris nepasižymi kokybę, kiek girdėjau. Yra va tokių vat momentų nefainų. Kažkur nuskylę, kažkas nesilaiko. Mums reikia pradėti plevelės klijuoti normaliai, nes taip gaila mašiną. Tu įsivaizduoji, tu tokią brangią mašiną turi ir viskas. Jo. Aišku, aš nežinau, kaip tokį bamperį, blėt, išklijuoti čia reiktų, kiek pasižiūrėti. Gabalais ir klijuoji, žinai. Gabaliukais. Automobilis Aišku, ir kaina čia būtų visai kita. aukštesnis už mane, apie 1,85 m. Ne, pizdių, žemesnis. Yra čia 1,73 m. Jo. Mašinos aukštis. Jo, apie 1,73 m. Ir 23 m. Su Rolsu patampyti tokį visai neblogai. Tik kad jis nieko nesiveržė. Ja. Kas čia? Bet aš bijau, kad tau jinai būtų per maža mašina. Bamba? Taip. O gal ir ne? Nu gal, ne. Nereikia. Aš Nereik. tau nereikia. Man nereikia Lambo, supratau. Gražus lyveris. Labai gražus. Čia reikia panašaus išklijavimo. GTR turim. Gražu, tikrai gražu. Labai fainas laikiklis. Mačiau Polarą Reelsų, kaip žmogus atvažiuoja, realiai irgi su gitaru. Prisipumpuoja. Pripumpuoja. Ir laikas. Auč! O, no. Kringė. Kringė. Čia buvo įdomus dalykas, kurį
Tokius dalykus irgi darom. Užpūst napilų ir vėliau viską tiesiog užlakuot. Hebra, nu galiu jums tai padaryti. Nu galiu padaryti. Tikrai galiu padaryti, tikrai nesunkiai. Jeigu Bet turės... žiūrėk, o jie čia vienu metu dažė, kaip nudažė šitą ir tuo pačiu pradėjo šitą dažyti? Ar jie visą nudažė ir tada nudžiuvo ir tada... Ne, aš įsivaizduoju, kad buvo nudažyta šita spalva, tada viskas buvo užmatinta, jau lakoj, ant užmatintos mėtinės spalvos su napilu buvo užmesta juoda bazė ir vėliau viskas kartu tiesiog nulakuota. Nes realiai, nu gražu, bet eina va taip va, tada va čia pašviesėjimas šitoje vietoje. Jeigu kas turit išvaizdžią mašiną ir nori tokią pereimą, tai galiu gražesnį padaryti. Tipo, iš šito kampo. Kito kampo. Gal. Ar stogą, kad tai, tu žinai. Kas turim? CN Shop. 7 Shop. Aš tai mašiną su to pačiu kibiru, kur tepalus nupilinėjau. Dėl to taip gerai blizga. Nereik silikonų. Supra kabrioleto. Meno. Vis dėlto gerai čia matosi. Jo, nusigavom į stadiono vidų. Šiaip jeigu kas važiuosit, tai tikrai puikiai vieta dėl to, kad čia yra šešėlis, nekrenta saulė, nuo tiesioginių spindulių apsaugo medžiaga iš išorės pakabinta ir galima iš viršaus stebėti. Tai tiek. Ką? Sakau, tai tiek. Jo. Bandom toliau rast, atsigert gal. Būtų labai visai nieko. Čia galima pamatyti mini drifto varžybas. Tęsim kelionę į apačią. Apačioj surasim vandens. Šiaip, aš norėjau sakyti, kad čia yra termobintas uždėtas, bet Erikas turi jums kitą paaiškinimą, kas čia. Čia yra užklijuota, nes žmogus nenori rodyti kaip suvirino ir nenori rodyti siūlių. Nes šiaip iš principo termoizoliacija, kam jinai čia reikalinga, jeigu čia viskas išorė. Variklis tengi. Kam jisai čia reikalingas? Taip, žiauriai taip šildasi nuo jo. O galinis bateris. Bet be jo važiuoja. Tik be jo. Be jo, blėt, nu kam tau čia termo apsauga? Kodėl čia neužviniot? Kam mažas duslintuvas, jeigu yra didelis? Ką čia dar tipas sklendis yra? Nesąmonė. Echtą Lamborghini traktorius darė ir gerai. O, ką čia turim kažkokį bagetą. Nu, čia tas pats. Nu, čia tas pats. Čia nėra bamperio, bet uždėta termo apsauga. Čia gal, kad vaikai nenusidegintų, kai laksto iš galo. Tipo, T turbo yra šitam. Kas gali paaiškinti? Nes čia karštoji dalis. Nu, Šita tai jinai šalta. karštoji, jinai ir karštai ir bus. O turbo mėgsta šaltą orą, vėsų orą. Čia šaltas oras ir eina oras, o čia išmetimo dalis. Tai. Išjungiu kamerą. Ieškomas žmogus, kuris galėtų tai va nupaišyti po Merso kapotų. Čia būtų ne viena mašina, o kelios. Kas gali kažką panašaus padaryti. Man teko spinėlis. Čia specialiai, kad panelė nesudegtų per karštą.
Labą dieną, veganai. Pagaliau jums parodysiu Tesla, taisyklingai Tesla. Carbon fiber? Petroleum. Tesla on petroleum. Authentic. Tikrai autentiškas modeliukas. Norėčiau šiaip pamatyti, kaip važiuoja. Alio. Tokia akį traukianti lietuvių publikos numylėta BMW trečiukė. Visai nieko. Jo, čia tikrai įdomu. Fun fact, turėjau tokios spalvos Coupe Cam 6. Irgi buvo gera mašina, galvojau perdažysiu, sutvarkysiu, bet liūdnai pasibaigė. Prieš paliekant renginį dar buvo pastebėta Dacia gražiai padaryta. Įspūdingas Ferraris. Šparas iš viršaus, nes su kabrioletu verstis tikrai ne kažką. Taip pat tenai matomas E30 M3 su raudonu salonu. Turim ir Evolution'ą. 3.8 IS. Va čia tai gera vėjo apsauga. Kandiškės nėra tiesiog žmogų. Ja, kandiškės nėra. M-Power. Gražu. GT3 RS prie išėjimo. Truputį pamastymai. Gal labai gražiai padaryta mašina, viskas okei. Bet iš dažytojo pusės norėčiau pastebėti. Aš nežinau, ar kamera fiksuos. Kamera neperduoda. Kažkaip pamėginsiu pagaudyti. Štai yra tokie vat momentai. Tai čia yra netinkamai sutrintas gruntas, ar netinkamai sutrintas grunto, arba galimai net ant špakliaus, kuris nebuvo apdirbtas. Buvo tiesiog užtašyta ir dabar štai defektai matomi. Didžiai daliai žmonių tai nekliūna į akį, bet mums, kurie norim tobulai daryti, biškį kliūna į akį. Yra nemažai tikrų egzempliorių čia visą mylę. Gal daug apie jos nepasakosiu, nekabinsiu. Labai garsus išmetimas. Nekabinsim į video daug tokių momentų, kur randam kažkieno tai klaidas, bet manau, kad pasistengus tikrai galima čia sudalyvauti. Aš manau, mes ir bandysim tą padaryti. Jo, tokie niuansai mums tiesiog tik padeda. Gerai, čia iškirpsiu. Tokios klaidos ir niuansai tiesiog padeda pastebėti, pamatyti, su kokiom klaidom žmonės jau yra priimami per atrankas. Aišku, čia, manau, biškai yra korupcijos, kad labai daug lenkiškų automobilių ir čia kur kas sudėtingiau patekti, tarkim, iš Lietuvos, iš Baltijos šalių. Bet manau, kad tikrai judam gerą linkme ir nėra sudėtinga padaryti mašiną, kurie atitiktų standartus, kurie čia yra reikalaujami patekti. Šaudam labai daug muskyčių. Tokie švelnų šepetėlį, gal nuplausim. Trynasi? Jo, aš visai nusivalo. Taigi, apibendrinu šiandieną, šios dienos įvykius. Tai nuvažiavome į Ultraisą, vieną iš didžiausias, tai didžiausia tikrai Lenkijai, viena iš didesnių Europos. Tik man rodos, jie sakė, kad didžiausia Europoje. Jie patys rašė tai. Reiškia didžiausias Europoje, tai aš žinau, nesulažinsim. Na, panašių renginių girdėjęs Kroatijai, kad būna ten krepliažų ir taip toliau, bet ten dar reikės vykti ateityje. Europo didžiausias renginys. Ar vertas dėmesio? Tikrai taip. Ar rekomenduočiau nuvažiuoti visiems automobilio entuziastam? Taipogi tvirtas taip. Pamatėm labai daug automobilio, labai daug automobilių, į kuriuos begalės laiko sukišta pinigų, energijos, visko.
Nu, tokių egzempliorių, kurių prastai gatvėse pas mus nepamatys. Renginys gerai organizuotas, viskas šauniai suplanuota, buvo ir užkandžių, buvo ir pramogų, labai sukaitom saulei. Dėja, šiais metais buvo paprasti bilietai, ne VIPai, todėl negalėjom nueiti į pitus, į drift pitus. Bet šiaip daug labai prifilmavom, labai patiko mums, blėt, niekaip negaliu išvalyti, labai patiko mums, manau, daug motyvacijos, daug idėjų pasisėmėm iš renginio ir šiam momentui bent jau tikslai, planai tokie, kad reikia Lietuvai parodyti tai, ką jau garaže beveik paveikėm daryti ir mėgint kelt lygį, kad į tokius renginius galėtume savo bolidus vežti. Tai dabar jau vakaras, važiuojam atgal į Lietuvą, nusprendėm vis dėlto nenakvoti Varšavos brangiausiose viešbučiuose, o keliaut namo, kad turėti rytoj dar kažkiek darbingą dieną. Kažkas tai užkasim ir judėsim. Mes jau, kur mes esam? Kažkur prie Lomžą, prie Suvalko. Siate. Irgi nori fokusą parodysiu. Nu, davai, skelk fokusą. Geras bajeris.